balsavimas sustabdytas, gerbėmieji, bet mes jums prieš finalą turime paruošę ypatingai puikų siužetą apie tuos, kurie buvo mūsų projekte labai nuoširdus, bet jiems dėja nepasisekė. Jiems tarėme žodelį ups ir žiūrime į ekraną. Per 2 projekto 2 minutės šlovės gyvavimo metus šioje scenoje pasirodė vieni už kitus talentingesni, nebijantys eksperimentuoti, stebinantys, o kartais tiesiog pribloškiantys dalyviai. Iš viso beveik 200 dalyvių, tarp kurių dėja būta ir visiškų nesėkmių – 35. Projekto 2 minutės šlovės unikalumas tas, kad 40 žiūrovų studijoje turi pultelius. Jeigu 20 jų paspaudžia mygtukus, pasirodymas yra stabdomas, o atlikėjas išgirsta šį neįtin malonų garsą. Dažniausiai žiūrovai tapdavo negailestingi, kai jų ausis neapsikęsdavo nuo štai tokio dainavimo. Arba tokio. Ne tik dainos, bet ir kai kurie šokiai liko, pavadinkime, nesuprasti. Žiūrovai neįtin atlaidus buvo ir drąsiems eksperimentams. Kartais studijos žiūrovų emocijoms išreikšti pultelių nepakakdavo ir jie pasirodymą tiesiog nušvilpdavo. Tačiau būta ir tokių dalyvių, kurie į žiūrovų sprendimą paprasčiausiai nekreipdavo dėmesio. Tavo aistros man krūtinį dar žėruoja, tavo liepsnos mano lūpomis garuoja. Tu pasėjai mano gyvastį dangau, bet aš šioj juodoj žemė išdygau ir pirmykštę būti sielą mini, tik apimt tave pasaulį begalinį. Plojimai, gerbiami. Štai tokios mūsų projekto dalyvių nesėkmės. Tačiau kas sakė, kad drąsa nėra talentas? Galbūt visų šių drąsuolių ateityje dar laukia pelnytos 2 minutės šlovės.